Mažiausiai 3 mėnesiai be futbolo. Be abejo, galėjo būti ir blogesnis scenarijus. Visgi tai buvo kryžminiai raiščiai pažeisti, bet panašu, kad turėtų paskutinę vakarienę Top Sporto lygoje. Bent jau šį sezoną ir kitą sezoną taip pat. Lygia Devensas, Artiomas Račius. Kamuolys Vilniaus Žalgirio vieno iš svarbiausių aikštės vidurio žaidėjų. Perdavimas į baudos aikštelę ir čia išsivalo Kasparas Dubra. Grįžtant dar prie Livijų Antalio temos, pasiruošęs būti labai agresyvus ir pasiūlyti tą puolimą, kurį siūlo varžovams didžiąją dalį šio sezono. Čia vėlgi galime nusikelti ir Vladimiro Čeburino interviu ir kiek silpnesnis sezonoje, palyginus su praeitų metų sezonu, kai Panevėžys tapo čempionu ir Markas Beneta buvo tikrai labai tvirtas pagrindinės sudėties futbolininkas. Azuras atgal. Arpadai Tordai. Įdomu, kokiomis mintimis ant atsarginių suolo šiuo metu sėdi du Vilniaus Žalgirio išpuolis. Rašymą. Verbickas. Žalgiris kol kas daugiau rungtynių pradžioje kontroliuoja kam. 36. Ir tai reikštų, kad panevėžiečių marijampoliečiai jau tikrai niekaip nepasivys. Tuo tarpu aikštėje prieš keletą akimirkų Jurijus Kendišas. Aikštės viduryje rizikingai prarado kamuolį, nepavyko Panevėžiui nubėgti į greito kontrataką. Tas Veliulis žaidė pakankamai kokybišką ir gerą futbolą. Taip pat sezono eigoje buvo susigrąžintas ir Rokas Rasimavičius, dar vienas jaunas panevėžietis, kuriam surado vietas nežaisti prieš Žuelį Bopesų, nors tikrai mėgsta tokias dvikovas 1-1 Panevėžio legionierius ir dabar Panevėžiui viską tenka pradėti iš savo aikštės pusės. Keičia atakos kryptį Panevėžys, Kasparas Dubra. Skaito Latvijos sumanimą Karašymą ir Dubra dabar jau skuodžia atgal. Šiek tiek pritrūko galbūt greičio ir pirmasis lietimas nebuvo į plotą, o prie pat savęs tai be abejo sumaišė šiam futbolininkui išvystyti didesnį greitį ir paprasčiausiai Žalgirio gynėjai. Vežio komandos atsarginio suolo, nuo atsarginio suolo trenerių ar tai žaidėjų. Černiauskas į priekį yra metrus toje nežinioje, tai visgi ar buvo nuošalė ar nebuvo. Yra ne vienas atvejis, kai yra patirta ir trauma, ir gauta kortelė, ir po to kyla į viršų teisėjo ranka ir viso to. Pamušė kamuolį, bet jo neperėmė. Matulevičius. Verbickas. Stringa. Vilniaus Žalgirio kapitonas. Nepavyko čia Ovidijui. Geras ukrainiečio perdavimas, Bopesų pažemė į baudos aikštelę ne visai sėkmingai. Mazuras žaidžia į kamuolį ir ten kabino kamuolį šiek tiek. Atrodo Petkovičius. Pirmojo kėlinio pabaigos pokalbio su savo strategais persigrupavimo antrajam kėliniui. Čia neblogas Žuelio Bopesų perdavimas, taka visą šį sezoną. Kendišą. Įsibėgė su kamuoliu Jurijus Kendišas. Perdavimas Pauliui Golubickui šiek tiek netikslus, o čia vėl Čikudiengas gali bėgti. Labai gerai Kasparas Dubra atlieka jam perdavimą. Ir jie jau tiksi. Kendišas. Išorinė pėdos dalimi. Štai taip, pabandė Baltarusis, bet nepavyko sužaisti tiksliai. Greičiausiai turėjęs gana neblogą galimybę smūgiuoti į vartus. Čia tikrai ne 11 metrų baudinys. Čikudiengas pats užkliuvo už žalgiriečio kojos. Reikia keltis ir toliau. Dalis Pauliui Golubickui. Ieško variantų Golubickas. Gali ir pats pabandyti. Rikošetas ir kamuolys keliauja už galinės linijos kampinis. Tikrai. Telėje. Gerai. Vytautas Černiauskas, bet panašu, kad ir Panevėžio gynyba kažkiek nustebino. Tokie žalgiriečio pykštelėjimai. Čia dar viena pražanga. Kūrybingas. Kaip šiuo atveju Jurijus Kendišas. Drąsiai gali jungtis į komandos atakas, skirstyti perdavimus, atlikti labai tiksliai tuos šeimininkauti Vilniaus Žalgiriui. Aišku, tai yra ir kažkiek rizikinga. Bopesų. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, atsimuša Panevėžys. Bopesų. Palei liniją siunčia kamuolį Žalgirio prancūzas. Ten
Aktyviais perdavimais. Ir šiandien Čekausko įvartis, ten į Joelį Bopesų reikėtų durti pirštų. Bet tiesą sakant, kaip ir... Jo perdavimas link baudos aikštelės. Apsiginti pavyksta panevėžiečiams. Menčaibas. Rašymo prie kamulio pirmas. Taip, pakankamai pasyvus buvo komandos draugai. Paulius Golubickas. Įsibėgėja su kamuliu į baudos aikštelę. Čia galimybė mušti įvartį ir tą daro Nikola Petkovičius. Žais prieš Vilniaus rajono Transinvest. Prieš komandą, kuri irgi dalyvauja toje iškritimo kovoje. Jeigu Panevėžys čia pasiema tašką, turi 38 taškus. Antro puolėjo pozicija. O galbūt ir ne. Pažiūrėsime. Tordajus tolyn į priekį. Čia didelių problemų Panevėžys neturi. Formą demonstruojantis jaunimo čempionų lygoje. Romualdas Jansonas štampuoja vieną įvartį po kito ten. Vieną iš jų pelnė ir žailiais įvarčiais. Dabar taip netgi pasižiūrėjau į pietų ketvirtą, taip išsiskaidė šie vyrukai. Visų rungtynių metu jie buvo vienas šalia kito. Galbūt... Gal pernelyg greitai čia mes nusprendėme, kad vyksta kažkokie nepasitenkinimo reikalai tribūnoje, nes panašu, kad užsitikrins, kad tiesiogiai jau tikrai neiškris iš Top Sporto lygos ir paskutiniajame ture Panevėžiui užteks lygiųjų su Vilniaus rajono Transinvest, nes Vilniečiai tik pergalės atveju pasivytų. Vilniaus rajono komanda tik pergalės atveju pasivytų Panevėžiečius. Perimto kamulio, bet galiausiai su kamuliu lieka Žalgiris, Mutašy. Jansono kova antrajame aukšte ir šalia vartų. Šioks toks nesusikalbėjimas. Ovidijus Verbickas. Baudos aikštelę pasiųstas kamuolys ir keliauja jis už galinės linijos. Lieka 5 sekundės iki pridėto laiko finišo. Nenustepsime, jeigu ir šios atakos neužbaig Žalgiris. Galiausiai baigėsi jį štai taip. Ir tai yra viskas. Sportinės formos, tokie banguojantis sezonas, amerikietiški kalneliai, visiškai nelinksmieji. Ir tikrai Mindaugui Čiapui, Šiaulių komandos vyriausiajam treneriui, sutinkris seka lygiosios pralaimėjimai. Ir taip vienas po kito, po geresnių rungtynių būna prastesnės. Ir netgi tose pačiose rungtynėse gali būti nuostabus pirmas kėlinys. Tokį panašu, kad šiandien pirmame kėlinyje gali matyti tą gerąją Futbolo akademiją Šiauliai komandos versiją. Priminsiu, kad dažniausiai po rungtynių po daugiau vertinama kaip nusivylimas. To pozityvo Šiaulių žaidime mažoka, na nebent Danielis Romanovskis vasarą sugrįžęs į Šiaulius, neįsitvirtinęs Sakartvele. Jovanas Čadženovičius sustabdo Donatą Kazlauską. Ir Kasparas Dubra grįžta į savo įprastas pozicijas gynybos centre. Markas Beneta. Akademijos Šiauliai moka ir žaidėjų galinčių bėgti į priekį tikrai netrūksta. Donatas Kazlauskas, Deividas Šešplaukis, Danielis Romanovskis, Davis Ikaunieks. Na tai futbolininkai, kuriems tik reikia progos. Reikia tik progos ir galimybės. Čia Domantas Šimkus. Sigitas Olberkis, jo, jau labiau perdavimas laukiant sėkmės į priekį žaidėjų, jeigu vardint konkrečiai vardais pavardėm. Praėjusiame sezone demonstravo geresnę sportinę formą ir sėkmingesnį žaidimą. Čia Mantas Kuklys prieš Domantą Vaičiakauską. Vienintelis arba vienas iš nedaugelio šviesulių šio sezono Panevėžio komandoje. Sezono pradžioje su Gino Letieri, dirbant su Venue Saints. Paskutinėse rungtynėse Domantas Vaičiakauskas apskritai tapo tuo žaidėju, kuris antrame kėlinyje po kai Rokas Asimavičius buvo pašalintas iš aikštės, užėmė dešiniojo gynėjo poziciją ir taip pat kamšė spragas Panevėžio komandos gynyboje. Markas Beneta.
išprovokavo varžovo pražangą. Kaspars Dubra neįžaidinėja kamulio prie vartų, iš karto siunčia jį į priekį. Sąmoningai šiek tiek atidavė iniciatyvą Panevėžio futbolininkams. Dabar Deividas Šešplaukis. Turėjo Deividas Šešplaukis tikrai, tiesiog kliūdė varžovo čiurną. Bet viskas tvarkoje. Latvis jau žaidžia, jau su kamuoliu. Ir Vytautas Černiauskas priverstas informavo, kad deda tašką savo karjeroje rinktinėje ir atsisveikino su Lietuvos rinktinė, sužaidęs 42 rungtynes. Čia kitas rinktinės futbolininkas, tik kitos Latvijos rinktinės. Kas Devega taip pat pradėjo žaisti daug dažniau ir kokybiškiau. Gal visgi ir netapo tuo žaidėju, kurį buvo dedamos didelės viltis sezono pradžioje. Tačiau 2 įvarčiai, taip pat ir keli rezultatyvūs perdavimai, kad taip pat negalima. Linas Klimavičius perdavimai su kamuoliu. Na ir taip, suprantama, kai kontroliuoja kamuolį, tikrai varžovai neturės progų rengti savo atakas ir mušti įvarčius. Čia Mantas Kuklys ir Pavlė Radunovičius. Perimto kamuolio autoriumi, tačiau Egidijus Vaitkūnas šiek tiek prigavo varžovus. Davis Įkauniekas, vėl Mantas Kuklys. Kur tiesiog nėra nei vieno mėlyną aprangą vilkinčio Panevėžio ekipos futbolininko. Jovanas Čadženovičius. Šiauliams. Na ir iš tiesų po to įvarčio pasikeitė komandų vaidmenys. Jeigu iš pradžių abi komandos stengiasi kovoti dėl kamulio ir ilgiau jį kontroliuoti, tai vėliau po įvarčio šiauliečiai kartus futbolininkai buvo atsidūrę ant žaliosios vejos, tačiau medikams į aikštę išbėgti neteko. Markas Beneta stiką sutikti negali ir nebejoju, kad antrame kėlinyje Steinas Drevenas mėgins keisti žaidimo planą. Galbūt mes į kovą ir Federico Palaciosą, šio sezono Šiaulių futbolo akademijos komandos baudėją. Nes kažkasgi turi įmušti tą įvartį, jeigu pergalės iškovojo komandos, kurios prieš šį turą buvo turnyrinės lentelės dugne, Telšių Džiugas ir Marijampolės Sūduva. Telšių Džiugas 1-0 išvykoje įveikė Kauno Žalgirį, jau užsitikrinusi bronzos medalius. Marijampolės šiame ture ir po pačių lygiųjų prieš Telšių Džiugą praėjusi antradienį. Atrodė, kad Panevėžys jau kiek lengviau gali atsikvėpti. Tad čempionai dabar tols. Tik 4. vietą užėmusi Lietuvoje futbolo komanda, tačiau šį sezonas, kaip beje ir praėjęs, yra kitoks, nes taurės turnyro užėmusi komanda negautų jokių europinių bonusų ir tiesiog liktų su tais, taip liaudiškai šnekant, mediniais medaliais, be jokio už kalbas su arbitru Donatu Šimėnu. Dabar galim permesti akimis komandų sudėtis, per pertrauką keitimų nebuvo. Šeimininkai vartose Vytautas Černiauskas ir Andrijus Karvackis, gynėjas iš Ukrainos, žaidė jis rungtynėse su Telšių Džiugu, kai reikėjo gintis Panevėžiui, tačiau jeigu reikės daugiau atakuoti, štai savo įprastą tokį pilkesnį būvį. Na ir dabar matome, pirmame kėlinyje be abejo tos įvartis ankstyvas pakoregavo futbolo akademijos Šiauliai žaidimo trajektoriją, tačiau dabar bet kuriuo atveju dabar jau Simonas Paulius privalo būti atsargesnis. Dar viena tokia kieta pražanga ir pasirodymas baigtas. Komandai supranta treneriai, matyt supranta ir žaidėjai, kad tas žaidimas su ugnimi, leidžiant panevėžiečiams taip lengvai atakuoti, geba išsaugoti kamuolį. Kaspars Dubra, vėl Šeichų Diengas. Čadženovičius. Ir pirmąjį savo įvartį futbolo klube Panevėžys pelnė 21 numeris Šeichų Diengas. Štai taip, Panevėžio
persvarą prieš 80 vietas užimančias komandas, o tai yra Džiugas, Transinvest ir Sūduva, minimaliai išaugtų iki 2 taškų, bet tai taip pat nieko dar nereikštų. Vilniaus Žalgiris lapkričio 6 dieną. Žalgiris ir Šiauliai sužais tarpusavyje, tas iš 3 rato atkeltas rungtynes. Taip pat ir kovoje vis dar dalyvautų ir Panevėžys. Panevėžiui iki sezono pabaigos po šių rungtynių lieka tikrai ne pati maloniausia išvyka į Vilnių. Ten lapkričio darys puolėjų duetą ir atrodo, kad Mindaugas Čiapas stiprina puolimą. Davis Ikaunikas dabar šitiek atsitraukęs į aikštės vidurį, tai nebus tų 2 puolėjų, nes vis tragiškas rezultatas Šiauliams. Taip pat liktų galimybė vis dar išsiveršti tą 4 vietą. Gargždų Banga šiandien Marijampolė pralaimėjo, bet tuoj taip ir netapo realybę. Galiausiai grįžo prasidėjus sezonui į Šiaulius Eligijus Jankauskas, tačiau grįžus paaiškėjo, kad nėra visiškai sveikas Simonas. Buvo nemažai keitimų, 5 minutės. 5 minutės papildomo laiko. Ir žiūrėkime, ar pavyks. Išmes Egidijus Vaitkūnas. Augustinas Klimavičius dar kartelį prisijima kamuolį, čia Kaspars Dubra. Išmuša kamuolį žūties ribų ir dabar jau